Šitą žinutę supykdys daugelį moterų, bet atvers akis daugelį vyrų. O šitas kanalas yra skirtas vyrams. Taigi, žinutė yra tokia, kad moteris kuria taisyklės vyrams, kurie jų netraukia. Ir visą laiką laužo taisyklės su vyrais, kurie jas labai traukia. Ką tai reiškia? Kad kai moteris tau pasakys pasimatymo eigoje, kad žinai, kad aš per pirmą pasimatymą nedarau to ar to. Tau, seniukai, galvoju, tai suskambėt 2 papildomi žodžiai. Su tavim. Kodėl? Nes jeigu trauka būtų pakankama, jinai padarytų tai, ko nedaro niekada. Tokia yra situacija, tokia yra realybė, ne? Tokia yra realybė. Ir jeigu moteris sako, kad žinai, aš nevažiuoju pas vyrą ten į kitą miestą, arba ten nedarau to ar to, vėlgi, to turi suskambėti su tavim arba pas tave. Nes jeigu trauka yra pakankamai didelė, tai moteris atvažiuos, kad ir per pirmą ar antrą deitą ir iš Vilniaus į Klaipėdą, ir į Latviją, ir į Mozambiką nuvažiuos, jeigu labai domėsis. Esate tikriausiai girdėję ne vieną love story, ten, kai europietės sužaivė afrikiečiai ir ten meta viską, darbus, šeimas, moteris ir ten skrenda, žinai, Naurač į Senegalą pas čiuvelį, kurio nematė gyvenime. Kodėl tai būna? Nes trauka didelė. Aišku, čia yra absurdas, nes jos yra apgautos. Tai pas čia yra kvailystė ir man gaila tų moterų. Bet ką noriu pasakyti, kad jausmas, mato, trauka yra tokia didžiulė, kad moteris daro crazy dalykus dėl vyrų, kurie jos labai sužavė. Tai nelinkiu apgaudinėti moterų, bet linkiu sijoti labai laiką, kurį leidžiasi su moterim ir skirti jį moterims, kurioms esate labai įdomus. Moterims, kurios labai jumis žavėsi ir kurias jūs labai traukite. Patinka toks turinys, sek, following, rašyk man asmeniškai, jeigu turi kokių klausimų. Įmesiu daugiau. Okay.